Labas vakaras. Jūsų namuose speciali paskutinės kryžkelės laida skirta agitacijai dėl referendumo už Europos Sąjungą. Šiandien mes kalbėsimės skausminga tema, kas atsitiks su mūsų žemdirbiais, su mūsų kaimu Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Ir šiandien šią temą diskutuos mūsų studijos svečiai Antanas Bielinis, ūkininkas, Gintautas Kniukštas, Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Vytautas Einuris, Seimo narys, Albertas Koviera, verslininkas, Egidijus Plumbys, Seimo narys ir Pranciškus Šliužas, ūkininkas. Labas vakaras, ponai. Taip pat šiandien studijoje mes turime ir daugiau svečių. Taip, daugiau svečių pas mus vieši Laimonas Čekas, Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento direktorius, Romaldas Abugelis, Seimo kaimo reikalų komiteto vyresnysis patarėjas, Evaldas Čijauskas, nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius. Ir taip pat pas mus du vieši istorikai, docentai, tai Algis Kasperavičius ir Edvardas Kriščiūnas. Pasak eurooptimistų, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, žemės ūkio ir kaimo plėtrai bus parama 5 kartus didesnė negu dabar. Kaip Lietuvos valstybė, nestodama Europos Sąjungą, galėtų vystyti savo žemės ūkį? Pone Šliužai. Aš jau esu sakęs, truputį pakartosiu, kad mes, Lietuvos gyventojai, per metus suvalgome vidutiniškai apie 12 milijardų litų. Tai yra didžiulė suma, didžiuliai pinigai. Jau šiuo metu mes į Lietuvą įvežame bemaž trečdalį įvairios žemės ūkio produkcijos, kuri būtų galėta užauginti Lietuvoje. Todėl apie 3-4 milijardai litų jau galėtų netgi dabar likti Lietuvoje. Jeigu, aš taip manau ir atsitiks, mes nestosime į Europos Sąjungą, mes neleisime visiškai sužlugdyti mūsų žemės ūkio, nes prie tokių derybinių sutarčių, kokios yra dabar, aš paskui galėsiu pasakyti, mes visiškai prarasime gyvulininkystės produkciją ir dar didesnę dalį daržovių, vaisių, ypač bulvių ir kitų produktų, kurie puikiai pas mus auga. Taigi, vien išlaikydami savo rinką, mes turėtume didžiulės pajamas kaip šalis, kaip kiekvienas valgytojas. Aš noriu akcentuoti būtent ne žemės ūkio čia problema yra, čia kiekvieno valgytojo problema. Tamsta Egidijus pasakys paskui, kur yra esmė šio skaičių, šių tendencijų, ką reiškia suvalgyti. Pone Kniukšta, jūsų požiūris į tai, kad reikėtų išlaikyti savo rinką, kažkaip ją ginti, kad mes pasikaminam pakankamai produktų ir mums nereikia įsivežinėti. Jūsų argumentai kokie? Na, pirmiausiai dėl tų pinigų, dėl tiesioginių išmokų aš pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad jeigu mes praėjusiais metais galėjom žemdirbiam išmokėti 91 milijoną, tai kitą metą, yra 4 metais, jau galėsim išmokėti 425 milijonus. Jeigu leis biudžeto galimybės, tai būtų ir 55%, jau tai sudarytų suma apie 575 milijonus litų, bet tam papildomai iš valstybės biudžeto reikėtų 200 milijonų. Ar mes galime užsiauginti to... Žodžiu, suprantu, kad biudžetas negali išlaikyti žemdirbių. Na, tai aš paminėjau skaičius ir spręskime patys, ką reiškia 40% ir ką reiškia 55%. Na, dabar dėl rinkos apsaugos. Iš tikrųjų, ponas Šliužas puikiai supranta, kodėl krenta kiaulienos kainos, ne vien dėl to, kad lietuviai per daug išaugino kiaulių, nors šiais metais mes supirkom beveik trečdalį jų daugiau, tačiau be abejo ir kaimynų įtaka. Pavyzdžiui, Lenkų įtaka, kad Lenkai gana gausiai pradėjo subsidijuoti kiaulieną ir jinai veržėsi Lietuvą ne tik tai per Lenkiją, bet ir per Latviją ir Estiją. Ir vyriausybė praėjusią savaitę priėmė sprendimą, kad jeigu tie žmonės, kurie norės įvežti į Lietuvą kiaulieną, turės mokėti ne 30% tos bendros sumos, o praktiškai beveik 2 litus, tai yra 1,97 už 1 kilogramą. Tai be abejo vienas iš ryškesnių pavyzdžių, kaip Lietuva gina savo rinką. Kodėl mes neapsiginam, tarkim, nuo lenkiškų svogūnų ar nuo lenkiškų bulvių? Iš tikrųjų, ta situacija kartojasi, bet aš noriu pabrėžti, kad atsivėrus sienom, ta problema bus dar aktualesnė. Be abejo, tada Europos Sąjunga bendrai ginsis nuo trečiųjų šalių. Bet šiandien yra tokia situacija, kad vadinasi, mes patys irgi turim galvoti, kaip ūkininkam konkuruoti, kaip išlaikyti
tą prekinę produkciją ir kartu gintis nuo importinės produkcijos. Aš galiu pateikti daugiausiai pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, ne tik valdžios priemonių kokie imasi, bet kad daugelis mūsų pagamintos produkcijos puikiausiai pabrėžiu, konkuruoja ir žmonės perka būtent lietuvišką, ne užsienio Pone produkciją. Plumby, tai vis dėlto kaip Jums, pono Kniukštos, vizija, kad vis dėlto geriau stoti Europos Sąjungą, nes bus labiau subsidijuojama žemės ūkio produkcija. Žemdirbiai gaus daugiau pinigų. Noriu pirmiausia pasakyti vieną esminį dalyką, kad mes kalbam apie pinigus Briuselio, kurie eis mūsų žemdirbiam. Tai mes turim labai Yra aiškiai... koks nors skirtumas? Minutę, aš noriu baigti mintį. Aš noriu pasakyti, kad prie tų pinigų turės prisidėti lietuviški pinigai, vadinamas kofinansavimas. Ir šitoj situacijai, kad mes ir turim kalbėti, ar mūsų biudžetas patrauks tos pinigus. Štai aš turiu labai aiškius finansų ministerijos duomenys, kur sakoma, kad 2004 metais mums žemės ūkio finansavimo iš biudžeto gali prireikti 1 milijardo litų. Šiemet gauname apie 670 milijonų litų. Toliau skaičiuokim, kad kuomet mes turėsim mokėti tiesioginį, reiškia, įmokas į ES biudžetą, atsiras didelė skylė ir taip trūks pinigų. Štai ar šito esant tokiem pajėgumą mes sugebėsim paimti tos pinigus, tai yra vienas dalykas. Ir antrą dar esminį dalyką noriu pasakyti, mes čia kalbam apie konkurenciją tarp sakysim, Lenkų, Latvių, Lietuvių. Mes turim neužmiršti vieną esminį dalyko, kad vyksta didžiulė konkurencija tarp ES ir Jungtinių Amerikos valstijų žemės produktų ir žemės ūkių sistemų. Ir šitoj sistemoj ES žemės ūkio sistema yra atsilikusi, jinai nesugeba konkuruoti su Jungtinių valstijų. Ir šitoj situacijoje ES atsiranda būtinumas turėti papildomą, sakysim, vartotojų ratą, tai yra tie 200 milijonų valgytojų, kurie atsiras mums įstojus Europos Sąjungą. O jau yra pasakyta ir mūsų euroderybininko Auštrevičiaus labai aiškiai, kad ES žemės ūkio politika yra pokyčių prieš Aušriją. Reiškia, laukia didžiuliai pakitimai, o tie pakitimai, jie yra susiję su esminiu dalyku, su lėšų mažinimu. Apie tai mes dar kiek vėliau pakalbėsime apie tai, kokios yra vizijos, ir iš tikrųjų tai kalbėjo ir Francis Fischleris apie tai, kad gali būti mums interviu teletilte apie tai, kad gali būti mažinamos lėšos, o galbūt galiausiai subsidijavimo išvis bus atsisakyta. Vis dėlto, kokios tada alternatyvos, norėčiau paklausti, ką jūs siūlytume daryti, jeigu nestoti Europos Sąjungą? Na štai labai įdomu, ponia Eineri, štai ponas Klumbys iškėlė tokią mintį, kad Europos Sąjungai reikia valgytojų, kitaip sakant, iškišti savo perprodukcijos perteklių maisto produktų mums ir sužlugdyti mūsų. Kaip jūs manot, mūsų netoks pat tikslas? Jūs parodykit man bent vieną valstybę, kurį galėtų eksportuoti virš 50% pieno produktų. Parodykit. Nėra. Reiškia, ir mes suinteresuoti iškišti. Ir mes suinteresuoti parduoti. Ir kada mes kalbam ir norim įtikinti, kada leiskim, prašau, užversi rinką, sienas bus atidarytos, tai prekyba vyko nuo senų senovės. Mainai dar pinigų nebuvo. Ir mainai vyks. Vyks mainai. Ir mes neatsitversim, mes gyvenam ne tvorą aptverti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mes turim žinot, kad jeigu mes norim parduoti, tai ir mums norės parduoti. Tai kur mes dėtumėm pieną tada daugiau ne pusė. Tai vien apie šitą, jeigu kalbam, bet čia ne vien pieno problema yra. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, čia eina kalba, kad mes, reiškia, mūsų biudžetas nepakels, mūsų biudžetas labai silpnas bus, tai leiskit paklausti. Jeigu vadovautis kolegų, reiškia, kad mes nestokim į Europos Sąjungą, tai gal tada biudžete daugiau Lietuvos atsiras pinigų ir žemės ūkį duosim, nuo ko nuimsim? Nuo švietimo negalim, nuo sveikatos negalim, nuo kultūros negalim, reiškia negalim. Reiškia, mes neturim galimybės, nes mes o šitokio nelygyje, kokiame dabar gyvenam mes, mūsų kaimas, mes gyventi negalim ir nenorim. Mes norim gyventi, kaip gyvena senbuviai ten Europoje. Tai iš kur mes paimtume tuos pinigus, jeigu nestotume Europos Sąjungą ir negautume tų subsidinių? Šiandien aš norėčiau truputį pakalbėti apie palyginti Airijos ir Lietuvos
situaciją stojant į Europos Sąjungą. Tai labai yra patogu, kadangi Airijoje gyvena maždaug tiek pat gyventojų, kiek ir Lietuvoje. Žemės ūkio naudmenų yra maždaug tiek pat, kiek Lietuvoje. Ir čia ponas Einorius minėjo dėl to, kad nė viena valstybė neparduoda tiek pieno, drįsčiau nesutikti, kadangi Airija gamina 5,3 milijonus tonų pieno, o mes dėja lietuviai tik tais 1,9 milijono. Ir nemanau, kad Airija ant tiek jau daug gertų to pieno, kad jo neparduotų, kai gamina beveik 3 kartus daugiau. Kas liečia dėl lėšų gavimo ir Lietuvos ūkio išlaikymo. Štai čia vėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų dėrybininkų susitartas pozicijas. Vėlgi palyginti su Airijos dėrybininkų pozicija prieš stojant į Europos Sąjungą. 1994-1999 metais Airija iš Europos Sąjungos ir aišku iš savo vidinių rezervų pramonės vystymui, tik pramonės vystymui skyrė 9,8 milijardo litų. Kai mūsų visa parama visam Lietuvos ūkiui šitam 3 metų laikotarpiu yra tik apie 10 milijardų litų. Štai čia mūsų turėtų būti pagrindinis akcentas ir pagrindinis klausimas, kodėl mūsų valstybė, mūsų valdžia nevysto pramonės, kuri ir būtų atsvara. Ir būtų tas pajamų šaltinis visai Lietuvos gyvenimui, visam Lietuvos ūkiui. Taip sakant, jūs norite pasakyti, kad pramonėje mes nieko neįsidėjome? Nieko, beveik nieko. Galbūt tenais per struktūrinius fondus yra keli šimtai milijonų. Kuo tai grėsia? Mums grėsia tai, kad įstojus Europos Sąjungą apie 14 procentų kaimo gyventojų anksčiau ar vėliau, negaliu tiksliai pasakyti kada, po 3 metų, po 5 metų, po 6, po 7 metų, turės palikti žemės ūkį. Kur mes juos dėsime? Miestas jų nelaukia, nes pramonės mes nesiruošiame vystyti. Pone Kniūkšta, kaip jūs į tai atsakytumėte? Tai visų pirma, dėl išsakytų pastabų. Pirma, įstojus Lietuvą į Europos Sąjungą, Lietuvos žemdirbėjai žino žemės ūkio ir kaimo plėtros tendencijas bent 7 metam. Tai yra žinos, ką auginti ir sėti. Tai viena. Antra, dėl samprotavimų, kad mes daugiau sumokėsime, o mažiau gausime. Taigi, sakau, kad Lietuvos įnašai sudarys tik daugiau kaip trečdalį tos sumos, kurią gaus vien tik žemdirbėjai. Dabar gerbiamasis kolega dėl pieno kvotos. Taip, airiai turi 5 milijonų kvotą. Bet jie tą palaipsniui įsikovojo. Lietuva šiandien gamina 1 400 000 tonų. Mes įsikovojom 1,7. Taigi, pažiūrėkime, kiek mums dar reikia padirbėti iki 6 metų, kad mes ją galėtumėm gauti pilnai taip, kaip mes ją įsidėrėjom. Apskritai, kalbant dėl dėrybų, aš suprantu, kad daugelis oponentų sako, kad Lietuvos dėrybininkai ne viską padarė. Bet jūs man parodykit nors vieną sritį, kurią Lietuva įsikovojo mažiau negu jinai gamina. Vienintelė yra cukraus kvota. Tai yra 103 000. Bet, gerbėmieji, praėjusiais metais Lietuva suvartojo 80 000 tonų. 80 000 tonų. Tai buvo pagrindinis argumentas, kodėl mes negalėjome įsiderėti geresnės kvotas. Bet pabrėžiu, nuo to žemdirbiai tikrai nenukentės. Jų pajamos dėl to nenukentės. Pone Šliužai, štai Kaimo reikalų komiteto pirmininkas ponas Kniūkšta teigia, kad mes įsiderėjom geras sąlygas, tuo tarpu euroskeptikai teigia, kad Lietuva įsiderėjo prastas sąlygas žemės ūkiui. Kokios čia yra problemos? Paaiškinkit, kokios tos prastos sąlygos? Labai trumpai tasik, kadangi čia spaudžia visi. Kalbama apie pieną. Štai jūs pažiūrėkite į porą skaičių, kurie yra įrašyti darybinėse sutartyse. Mes privalome, jeigu norime gauti pinigus, paskersti 244 000 veršelių ir 150 000 kitokių galvijų. Ką tai reiškia? Šiuo metu Lietuvoje nėra nė pusės milijono karvių jau. Jeigu mes įvykdome šią kvotą, tai skatinama, tai yra įrašyta, už tai bus mokami pinigai. Mes po metų neturime nei vieno veršelio tolesniam auginimui, nei vienos telyčiukės bandos pakaitai. Jeigu dar pridedame tai, kad mums reikia karvės žindenės išlaikyti, tai jūs žinote turbūt, kad jeigu karvė žindenę laikysi, tai yra jos nemelši, o paleisi prie jos telioką žysti, tai po metų ta karvė eina jau į mėsos kombinatą.
jau ji netinkama tolesniam. Taigi, iš ko mes melšime pieną, jeigu pasimsime visus šios pinigus, kurie žadami. Mes neturėsime po 3 metų nė vienos karvės, nė vieno buliuko ir visą galvijieną pirksime iš ES kraštų. Pone Einori, tokios perspektyvos pono Šliužo gana baisios, mes liksime be karvių Lietuvoje. Kaip čia taip? Nu tai čia be jokios abejonės, žinoma, gazdyt galima įsivertus kailinis, galima užsidėjus kaukę, kaip nori. Skaičius aš pateikiau. Aš jums pateiksiu irgi skaičius. Mes žinom, kad yra 460 tūkstančių karvių. Atves jos 80%, sakysime, veršių, yra 120 tūkstančių telyčių, kur pamainai eina ir atves po veršį. Reiškia, tai gausis apie 5 tūkstančius veršių. Ir jeigu viską sudedi, pradedi žiūrėti, be jokios abejonės, visas kitai užskerdimą, kur numatyta už gyvulius gauti sueina, veršiukai nesueina, bet netokiais skaičiais. Bet tai čia yra perspektyvai. Ar jeigu mums pasiūlė šitą kvotą tokią, tai ką mums jos nepriimti ir ateityje, jeigu yra galimybė, jeigu mes turėsime žymiai didesnės pajamas, taigi matyt ruošiamės nustoti karvės kersti. Pradėsime jas gausinti, kadangi jūs žinokit, jeigu visumoje dėl vedamos politikos ne šių metų, o vedamos per eilės metų politikos, tai liko 700 tūkstančių galvijų. Kada buvo 2 milijonai 400. Jūs nelabai tikite, pono Šliužo. Ne, tai aš pasakysiu taip. Mato, čia yra tokie dalykai, kad yra kiekvienam teiginyje yra tam tikra dalis tiesos. Tai būtų neprotinga nuginčyti. Bet mes tuoj pat turim mąstyti. Gerai, jeigu neįstojame į Europos Sąjungą, karvių padidės, veršių padidės, pinigų iš kažkur iškris ir mes tuoj pat praturtėsime. Tai kaip čia išeina? Aš žiūriu plėtrai, daleiskim. Mes plėtrai kaimo pernai davėm 5,9 milijono, už 3 metų 600 milijonų. Pažiūrėkit, 430 sekantiem metam, už 2006 612 milijonų. Tai ar čia pinigai, ar ne pinigai? Jeigu mes, daleiskim, rinkos reguliavimui 16 milijonų galėjom duoti, mums sekančiais metais jau 80 milijonų, 2006 200 virš milijonų. Tai ar čia mums atveria galimybė mūsų pienelį pertekliniam realizuoti, jeigu mes išauginsime galvijienį realizuoti, jeigu visą tai mes gaunam pinigus, kyla kainos, žmogaus gyvenimo lygis kyla, atsiranda darbo papildomos vietos. Pone Bavera, jūsų mintis, apokaliptinis vaizdas nupieštas, kad mes liksime be karvių, nepasiteisino lūpomis, pono Einori. Aš manau, kad į visą šitą reikėtų žiūrėti gana konstruktyviai ir blaiviai. Galbūt, aišku, šitos apokalipsės ir nebus. Mes tikimės blaivių protų savo ūkininkų ir jie tikrai galbūt neis už pavadžio... Neims pinigų. Neims pinigų, neis už pavadžio mūsų valdžios, kuri dabar taip labai gražiai perša. Bet aš kaip tik norėčiau prisiminti vieną pavyzdį, kas liečia dėl veršelių skerdimo ir taip toliau. Man kaip verslo reikalais teko labai nemažai važinėti po Rusiją ir aš buvau nustebęs, kad apie naujus metus Rusijoje visose valgyklose ir visose restoranuose būdavo vien tik veršiena. Aš tik po to, kai pamačiau tokį vaizdą, supratau, kad jie dėl to jie neturi mėsos, kad jie išpjovė savo veršelius. Jie dėl to neturi pieno, kad jie neturi karvių. Bet aš tikiu, kad mūsų ūkininkai yra pakankamai blaivaus proto. Ponas Šliužas nepradės pjauti savo karvių iš karto. Na, čia jau, kaip sakoma, ekonominės sąlygos. Pieno kvotos aš negausiu, netitiks reikalavimai. Aš, jei norėsiu pragyventi, aš turėsiu imti pinigus ir pabaigti su savo pieno ūkiu. Jūs ir dabar taip ūkininkaujat? Ne visai. Dabar reklama. Mes šią diskusiją pratęsime po reklamos pranešimų. Reikia? Ja. Spirgi? Ja, dabar spirgi. Europos Sąjunga – tai nauja rinka lietuviškiams produktams, naujos darbo vietos ir didėjančios pajamos. Būkime europiečiai. Alio, spirgi! Viskas gerai, nesinervink. Jau važiuoju. Ok, gerai.
Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Unicorn. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai. Lietuvos televizija pristato labdaringą Bėdų turgaus žaliojo obuolio akciją. Visi mes ilgėmės daugiau šypsenų ir mažiau skausmo. Tapk akcijos dalyviu. Nuo dabar iki šventų Velykų skubėk į Minima Media Maxima parduotuves ir dairykis pavojingai skanaus daumantų majonezo. Bei paukštienos gaminių tokių šviežių, kokie būna tik Vilniaus paukštynė. Pažymėtų žaliojo obuolio ženklų. Jos įsigydamas paremsi vargstantį ir pagausinsi švenčių stalą. Akciją organizuoja, akciją remia. Kai namuose yra internetas, įgūdžių įgijimas tampa žaidimu. Žinių rinkimas laisvalaikiu, o bendravimas internete gyvenimo būdu. Internetas namuose ir visos naujienos ranka pasiekiamos. Internetas tik už 39 litus per mėnesį. Takas ID. Skirtingos kartos bendra neviltis, jaunų šeimų ir pensininkų skurdas. Kaip išgyventi užvarganus grašius? Kodėl nedžiugina valstybės parama ir kaip išmaitinti 5 vaikus? Kažko tai atsisakai? Dar, žinot, vaikučiai yra nedideli ir jie liaudiškai šnekant valgo nedaug. Bet paskui tai aš nežinau, kad... Pinigų karta antradienį 9 vakare per Lietuvos televiziją. Istorinės ES stojimo sutarties pasirašymo tiesioginę transliaciją iš Atėnų stebėkite per Lietuvos televiziją balandžio 16 dieną nuo 15 valandos. Loterija sekmadienį loto. 1 kiaušinis 10 000 litų. 2 kiaušiniai, 3 kiaušiniai, 4 kiaušiniai, net 5 auksiniai kiaušiniai. Skubėkite, liko tik 1 diena. Laimos naujiena, klasikinio šokolado konjako skonio saldainiai Venecija pristato. Pop karaliaus Eltono Džono ir 5 Grammy apdovanojimų laureatės Noros Jones koncertai. Tik Velykų šventės, tik per Lietuvos televiziją. Švenčių kava 777 Special. Tęsime diskusiją paskutiniai kryžkeliai, kur kalbamės apie tai, kaip žemdirbiai turėtų teisingai pasitikti globalizacijos iššūkius Lietuvą įstojant į Europos Sąjungą. Aš noriu kreiptis į poną Laimoną Čeką, Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento direktorių. Pone Čekai, dalis Europos Sąjungos priešininkų sako, kad Lietuva užuot stojus į Europos Sąjungą galėtų labiau rūpintis savo žemės ūkio rinkomis, saugoti jas. Ką šiuolaikiniam pasaulyje reiškia bandyti saugoti savo žemės ūkio rinkas? Na, jeigu pradėti saugoti savo asmeninės rinkas ir imtis tam tikrų priemonių, aišku, tai iššaukia ir apsaugos priemonių taikymą iš kitų valstybių. Tai reiškia, kad jeigu mes visiškai užsidarom, izoliuojamės, atitinkamai... Bet gal mes pagaminam tiek, kiek reikia tų žemės ūkio produktų ir visi laimingi, žemdirbiai ir vartotojai? Matote, yra ir tokių produktų, kurių mes aplamai negaminam, sakykime, citrusiniai, vaisiai, riešutai ir panašiai. Visai eilė yra produktų, kurių mes Lietuvoje negaminam, mes tiesiog esam priversti įsivežti. Lygiai taip pat, kaip ir buvo minėta, mes kai kurių produktų gaminam 50% perteklių, kurį reikėtų eksportuoti, kur tiek nesuvartojam. Ir kaip ir buvo minėta, visada vyko prekyba, buvo gaunamos pajamos iš prekybos ir panašiai. Ir praktiškai tam, kad užsidaryti ir taikyti tam tikras paramos priemonės, kad žemdirbiai gautų pakankamas pajamas, mes iš tikrųjų turime tikrai turėti be galo daug pinigų. Todėl, kad pajamų palaikymas siejas ir su intervenciniu pirkimu taikymu, ir su privataus saugojimo, ir visai eilė rinkos reguliavimo priemonių, kurios iš tikrųjų sau gali leisti, sakykime, tik labai turtingos valstybės, turinčios pakankamai pinigų, nes tai yra kainuojančios priemonės. Dėkui, pana Čeko. Aš noriu paklausti pono Abugelio, Seimo kaimo reikalų komiteto vyresniojo patarėjo. Kaip jums tas perspėjimas, kad Lietuva gali likti be karvių, bandydama gauti ES pieno kvotas? Na, aš manau, kad Lietuva turi vieną stipriausių pieno ūkių centrinėje ir rytų Europoje.
Mes eksportuojame apie 2 milijardus. Ponas Čiūžas minėjus skaičius iš jūsų ataskaitos. Taip, bet mes eksportuojame prekių žemės ūkio už kasmet maždaug 2 milijardus. Tame tarpe yra trečdalis pieno produktai. Todėl mes turim pakankamai stiprų ūkį ir parama, kuri bus įstojus Europos Sąjungą, padės išsaugoti tą konkurencinį pajėgumą mūsų ir dar jį sustiprinti. Taip, dėkui, aš noriu paklausti pono Čijausko, nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo. Dažnai perspėjami žemdirbiai, kad jiems gali būti be galo sunku paimti Briuselio pinigus. Jūsų komentaras. Manyčiau, kad čia jeigu tik tai tiek bėdos, kaip aš ir sakiau praeitoje laidoj, jeigu taip vėl pasakyti, tai galiu tik tiek, kad mes šiandien neturim pinigų, o norinčių yra žymiai daugiau. Taip, kad apie tai, ką sakė oponentai, kad nežinos, kaip paimti ir kiek paimti ir taip toliau, man atrodo, kad iš visų susidomėjimas yra toksai, kad mes praktiškai aš dar net nežinau. Šiuo atveju ne visiems Briuselio pinigam reikalingos kitos lėšos pritraukti. Tiesioginėm išmokom tiesiog užtenka užregistruoti, ką turi ir gauni pinigų. Taip bent galima suprasti, pasak jūsų. Reiškia tiesioginės išmokos, tai čia kitokia sistema yra mokėjama, bet aš apskritai, kad paimti tos lėšas, ir kaip sako, mūsų suinteresuotumo nėra mūsų ūkininkų, tai ūkininkų tik tai dabar iš viso, kasdien praktiškai mes matom, kad tik didėja ir mes dabar paskelbėm naują kvietimą būtent dalyvauti konkursą ir mes matom, koks sujudimas yra dar didesnis. Dėkui, ponas Čijausko, nacionalinės mokėjimo agentūros vadovai. Aš noriu kreiptis į istorikus docentus, kurie yra prieš Europos Sąjungą. Ponas Algis Kasperavičius, jūsų įžvalgos. Taip, čia matyt bus kažkas baisaus, todėl kad, kaip sakant, ir tie vadinami euroentuziastai, jiem galima pasakyti, ponai, jeigu meluojate, tai susitarkite, nes kai nesusitarę meluojate, tai visada toks rezultatas. Dabar, o čia pavyzdžiui yra leidinys. Agitacinis Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Brošiūra. Dalis žemdirbių turės keisti veiklos pobūdį. Pavyzdžiui, auginti šaltalankius, veisti upėtakius. Kaip jie įsivaizduoja upėtakio auginimą, čia ne karosai, ne kudra. Ir taip toliau. Ir matyt, upėtakius turės auginti kokie 2/3. Jų kalbama, kad liks 5% užsimančių žemės ūkių. Šitarsi, Europos Sąjungos vidurkis 6%. Iš kur šitas ištrauktas ir kodėl šitoks tikslas keliamas? Tai išeina, kad rezultatas upėtakių žinoma neaugins, kaip ir krokodilų, ir tada masinis nedarbas ir dabar egzistuojantis kaime dar padidės, alkoholizmas, savižudybės ir taip toliau. Todėl, kad paprasčiausiai šitą ir neslepiama, tik tai ne visada kiekvienas sako. Tai ne tai, kad neslepiama, tai tiesiog aiškinama žmonėms, kad tai nesilaukia. Taip, bet tuo tarpu, kai kiti sako, kad labai gerai bus, bet jeigu pusei žmonių teks auginti šaltalankius arba upėtakius, kurie niekam nereikalingi bus, ypač kai aš nežinau, kaip jie įsivaizduoja tą upėtakių auginimą. Bet gal kažkur paaiškina apie tai, kaip auginti upėtakius? Ne, nu tai matot, neįmanoma, reikia tekančio vandens ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs gerai žinote apie upėtakių auginimą? Ne, pačia elementariausius dalykus. Taip, dėkui. Šitą matyti, šitą dar mažiau žino, kurie tą rašo. Dėkui. Ponas Kriščiūnas, jūsų įžvalgos? Europos Sąjungos reikalavimas, ką čia mes girdėjom, išpjauti dalį gyvulių, taip pat ir sumažinti kaimo gyventojų skaičių nuo 20 su viršum iki 5 ar 6%. Man tai primena kažką panašaus į stalininę žemės ūkio kolektyvizaciją. Pasiekmes mes puikiai žinome yra, kurios, kaip sakoma, kaip Čingischano ordos perėjo per žemės ūkį. Dabar yra mums čia vis prikiša, kad neturim alternatyvos, atseit neįstosime Europos Sąjungai, vajai, kaip tai bus blogai yra. Istorija ką rodo? Geriausiai ūkis tarpsta ir auga tuomet, kai yra tautinė valstybė. Auga visos ūkio šakės, jų tarpai žemės ūkis. Prisiminkime tarpukarių tautinę valstybę valdant ar tai krikščionim demokratam, ar tai Smetona yra. Štai pati valdžia, bet ten sudarė žmonės, kurie mylėjo savo tautą, mylėjo savo valstybę ir jie štai steigė kooperatyvus, nupirko pačią geriausią to meto techniką ir maždaug apie 55% eksporto į vakarus buvo skirta, buvo pareišta į žemės ūkio. Ir iš to dar norėčiau pabaigti.
pabaigti yra. Ir štai gavus tas didžiulės pajamas į žemės ūkio buvo štai finansuojama ir kultūra, ir švietimas. Kauno sporto rūmai, taigi buvo pastatyti gauti iš mūsų šito yra. Tai va, tik tai sakau, tautinė valstybė, mes iš tikrųjų sukursim savo klestinti ūkį. Ir dar norėčiau pabaigti vieną šitą dalyką, kadangi mūsų valdžia sudaro žmonės, kurie tik rūpi savo piniginę, savo kišenę, o ne tautos ir valstybės interesais, privedė prie to, kad mūsų žemės ūkis tapo nekonkurencingas. Nusmukdė, o dabar keliame rankas ir gal laukiamės malonės iš Europos Sąjungos. Esminis perspėjimas, kas laukia tų, kurie nesugebės konkuruoti su Europos Sąjungos žemdirbiais. Kągi, mes grįžtam prie stalo ir mes turime ūkininką mūsų studijos svečią Antaną Bielinį. Įdomu, koks jūsų požiūris į Europos Sąjungą, jūs pasisakote už stojimą į Europos Sąjungą. Aš norėčiau paprieštarauti gerbiamam istorikui, kad tik tai galima auginti upėtakius ir šaltalankius. Mes gyvenam nederlingose žemėse ir reikia ieškoti kiekvienam kokios tai nišos. Daleiskim, aš užsiimu kaimo turizmu ir šiuo metu naudojasi SAPART parama ir man atrodo, kad čia yra teigiamas ir kiekvienas gali ir upėtakius auginti, tačiau reikia tam lėšų. O lėšų šiuo metu mūsų valstybė kol kas neužtikrina ir pasinaudot gaunamam lėšoms yra būtina. Žodžiu, ūkininkas gali prisitaikyti, kiek aš suprantu, pakeisti veiklos pobūdį. Štai, ponia Šliūžai, išpjaukit savo visas karves, gausit išmokas ir tada galėsit užsiminėti kaimo turizmu, kaip ponas Bielinis, ir bus visa problema. Vienai kaimo turizmo vietai sukurti reikia maždaug 100 000 litų. Aš išpjovęs ir karves, pardavęs visus traktorius, kiek aš turiu laužą, nežinau, ką dar galiu parduoti, 100 000 nesukrapštysiu, taigi ne vienos kaimo turizmo vietos aš neįsteigsiu. Dabar aš norėčiau tęsti, kadangi aš esu gyvulininkystės specialistas, aš noriu tik žmonėms pasakyti, kad štai kodėl siekiama pas mus sunaikinti galvienos gamybą, tai todėl, kad pas mus į pigesnį, visose ES šalyse galviena yra brangesnė už kiaulieną. Kodėl šiuose sutartyse nėra nei žodelio, nei vieno lituko kiaulininkystei? Kiaulininkystė pas mus nebus skatinama. Danai šiuo metu 1 kilogramui priesvorio užauginti sunaudoja 1 kilogramą pašaro. Jūs įsivaizduojate, kas per velniava. Sušeria 1 kilogramo pašaro ir kiaulė priauga 1 kilogramą. Kokia tai mėsa? Vos tik atsidaro sienos, mes, ūkininkai, prie sumažintos 4 kartus paramos negalime ūkiuose išlaikyti ne vienos kiaulės. Miestiečiai visi be abejo pirksite, aišku, pigesnę mėsą. Todėl mūsų visi ūkiai kiaulininkystės per porą 3 metų turės likviduotis. Gyventojai negalės laikyti nė vieno paršo vien todėl, kad net pakiemyje paskersti paršo aš negalėsiu. Kaip padariau, sakysime, užvakar, aš nudūriau paršą ant kiemo, įsimėsinėjau ir suvalgysiu. Aš paršą turėsiu skersti specializuotoje skerdykloje, gabenti specializuotų transportų, jį paršą lydėti turės specialiai tam apmokyti žmonės. Aš grubiai paskaičiavau 150 litų minimum vieną paršiuką pavėžėti paskersti. Todėl ne vienam ūkininkui nebus įmanoma, neapsimokės taip pat, jo negalėsi niekur parduoti. Visi paršai bus sužymėti, suženklinti. Jeigu tu pasikavojas nudopsi paršą, kompiuteryje liks to paršo ausies numeris. Ir pas tave ateis veterinaras, ateis vienas iš šitų ponų ir sakys, kur Šliūžai padėjai paršą. Nėra jo. Todėl aš sakau, aš tai dar rasiu būdą, aš dar sugalvojau. Nušausiu ir sakysiu, kad medžiotojai nušovė arba brakonierius nudėjo mano paršą. Gal nugrėpsiu. Neatskleis kur tu išauksiu. Bet tai dar gal kas įsigelbės. Žinot, kaip buvo, o jeigu aš darinėju mėsą, gausiu aš taip. Atkreipkite dėmesį iki kokio absurdo. Gausiu baudą už gyvūnų saugos įstatymo pažeidimą, kadangi aš kankinau gyvulį, nes paršą reikia prieš nuduriant užmigdyti. Antrą baudą aš gausiu už sanitarijos normų nepaisymą, kadangi aš mėsą darinėju ant kiemo, aš galiu mėsą apkrėsti, ko nors pats susirgti ir valstybė išleis didelius pinigus mane gydydama. Todėl, jeigu aš paskerdžiu paršą, atvažiuoja stribai nauji,
ir pasiima mėsą ir dar baudą duoda. Kaip pokario metais nukabindavo lašinius kaimiečiams nuo stogo, nuo pastogės įsineždavo ir sakydavo, vsio kazioną, tai dabar va šita kompanija ruošiama tokiam tikslui. Aišku, pone Šliužai, supratom, kad reikia daug investicijų tam, kad galėtum paskersti paršą. Pone Kniukšta. Aš norėčiau atsakyti keletą pastabų. Pirmiausiai, Lietuvos ūkininkas, jo vidutinis ūkio dydis yra 13 hektarų. Airijos ūkininkas vidutiniškai turi 29 hektarus, tačiau nei vienas ūkininkas iš tokio dydžio nepragyvena. Ir ką jūs kalbat, gerbiamas kolega, apie upėtakius ar šamus auginami, iš tikrųjų visi ieško ūkininkai, kuo dar galima užsiimti. Šiandien aš buvau sutikęs Europos parlamento narių Vermerių, jisai yra Olandas, turi tėvynėje 70 hektarų ūkį. Sako, nepragyvenu, galvoju, kaip plėstis ir kaip toliau vystyti savo ūkį. Tai viena. Antra, dėl biurokratų, ką gerbiamas Šliužas, šiandien mes su juo labai ilgai diskutavom, kad reikia sumažinti valdininkus ir iš karto reikalai pagerės tiek medicinoje, tiek žemės ūkyje. Aš noriu atsakyti vieną. Airija, ta pati Airija, kuri nei dydžiu, nei gyventojų skaičiumi nesiskiria nuo Lietuvos, paramą iš ES administruoja 4,5 tūkstančių biurokratų. Tai gerbiamas Šliužai, jeigu jūs norit pradėti piketuot, tai jūs galit jau pradėti piketą prie pono Čijausko, nacionalinės mokėjimo agentūros, nes artimiausių metų didės ne dešimtimis, o šimtais jų darbuotojų. Tai viena, nes ta pati Airija pirmaisiais metais įsisavino tik 7% struktūrinių fondų. Ir paskutinis dalykas, ką kalba ponas Šliužas. Na, negazdinkime žmonių. Niekas jums neliepia tų veršelių pjauti. Niekas ten 150 litų už kiaulę jums nereikės mokėti. Visur įsiderėti yra pereinamai laikotarpį. Taip, veršelių skerdimų išmoka. Žiūrėkime, gamyba Lietuvoje 47 tūkstančiai. Darybų rezultatas 244 tūkstančiai. Išmoka 69 litai. Betgi niekas neliepia jums visus tos veršelius paskers. Toliau, karvių žindenį išmoka. Paskutinį kartą pasakau. Turėjome nei 3 tūkstančių. Darybų rezultatas 47 tūkstančiai. Yra galimybė gauti iki 387 litų. Tai ką mes kalbam ir ką mes apgaudinėjam žmonės? Ačiū ponui Kniukštai, dabar kiaulienos, viršienos ir pieno produktų reklama. Velykų sekmadienį Teleloto laimėsite net 20 automobilių. 5 Volkswagen Polo, 5 Fiat Punto, 5 Suzuki Alto, 5 Dievų matys. Visus per vieną vakarą. Auksu puodė milijonas. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Unicorn. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai. Eurobuso žygis per Lietuvą. Būkime europiečiai. Sutikite Eurobusą savo mieste, gaukite informacijos apie Lietuvos perspektyvas Europos Sąjungoje ir diskutuokite apie tai su žinomais Lietuvos politikais. Linksminkite su Neda, Joniu bei Bavarija ir atsigaivinkite naujuoju euro alumi. Eurobuso partneriai. Didžiausi prekybos centrai Maxima, Aljansas Langas į ateitį. Informaciniai rėmėjai. Lietuvos televizija, dienraštis Lietuvos rytas, radio stotis Pūkas. Ištarkime taip. Būkime europiečiai. Skriauda gimdo agresiją. Nekelk rankos prieš savo vaiką. Šį pirmadienį 22 valandą kultūros namuose premjeros. Giacomo Puccini opera Turandot.
ir režisierės Ramunės Kudzmanaitės Švelnumas. Balandžio 16 dieną per Lietuvos televiziją laida Europa Lietuvoje. Stojimo į Europos Sąjungos sutarties pasirašymo Atėnuose proga studijoje kalbėsime su žmonėmis savo darbais prisidėjusiais prie galutinio Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo. Tiesioginiai teletiltai, reportažai, interviu. Pagaliau Lietuva įsilieja į šeimą, kuriai priklausė visada. Balandžio 16 dieną iškart po panoramos laida Europa Lietuvoje. Aitvaras atnešė gerą žinią. Tuzino didysis prizas kiekvieną šeštadienį bus net 12 000 litų. Žaisdami studijoje ir namuose galėsite laimėti ir kitas įspūdingas sumas iki 10 000 litų. Aitvaras turtus atneš šeštadieniais be 5-9 vakare per Lietuvos televiziją. Tęsime diskusiją apie tai, kas laukia Lietuvos žemdirbių, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Čia visai neseniai vienas europriešininkas ponas Šliušas kalbėjo, kaip jis nužudė savo kiaulę. Ir šiuo atveju jam nesuprantami yra Europos Sąjungos keliami reikalavimai kiaulės žudimo arba skerdimui. Noriu paklausti pono Čecho komentaro. Šiuo atveju tikrai galima kiaulę susprogdinti, nušauti, nudurti ir nežinau dar kaip, ką leidžia visuomenės informavimo įstatymas pasakyti per televiziją apie elgesį su kiaule. Tačiau Europos Sąjunga turi tam tikrą reglamentą, kaip kiaulė turi būti nužudyta. Ir daugeliu žmonių tai yra nesuprantama. Jūsų komentaras. Na, matote, jeigu jūs kiaulieną skerdiną teiksite į pramonį, į parduotuvės vartotojams, aišku, jūs turite ją skersti skerdykloje. Na, bet jeigu jūs ketinate kiaulieną naudoti viduje savo ūkiui, savo asmeniniam reikmėm, jūs iš tikrųjų ją skerdžiate taip, kaip jūs norite, pagal savo įsitikinimus ir įpročius ir panašiai. Dabar aplamai dar jeigu toliau plėtojant kiaulienos sektorių, kadangi daug buvo kalbėta apie tai, tikrai tam sektoriui parama Europos Sąjungoje nėra taikoma, yra praktiškai tik tais taikoma parama privačiam saugomui, bet jisai praktiškai retai kada yra naudojamas, kada yra kompensuojamos kiaulienos, sakykime, laikymo išlaidos. Tada tokia atveju, aišku, reikėtų skersti skerdyklo. Jeigu savo reikmėm, kaip jūs norite. Dėkui. Aš taip pat noriu paklausti pono Bugilio. Klausimą iškėlė europriešininkai tikrai apie upėtakių auginimą. Atskira diskusija. Jeigu žmonės nori užsimti kažkokiais alternatyviais verslais, ar tais perspektyviais verslais, kuriuos jiem įvardė Europos Sąjunga, tai kaip jiems tai išmokti? Pirmiausia, matyti, reikėtų pradėti nuo to, kad be abejo reikia sutikti su pasakyta nuostata, kad kaime dirbančių žemės ūkija mažės. Tačiau tai yra pasaulinė tendencija, nuo kurios mes negalime pabėgti, mes gyvenam atviroj visuomeniai. Tačiau Europos Sąjunga būtent ir daro žingsnius, dalį lėšų skirtų žemės ūkiui permeta būtent kaimų plėtrai. Ir tai yra tie pinigai, kurie galimi bus panaudoti naujoms įvairioms verslams. Ar už juos bus galima išmokti apie upėtakius? Aš manau, kad tame tarpe ir apie upėtakius galima. Pone Čiauskai, dažnai šnekama, kad pusė pinigų, kurie iš Briuselio keliautų Lietuvos žemdirbiams, pasimtų visokie biurokratai, programų, finansinių programų rašymų ir tik tai maža dalis jų pasiektų realų žemdirbį. Tai išeitų, kad mes praktiškai pasiimtumėm ir pagal visas taisyklės tai iš viso iš ES pinigų yra nefinansuojamos tokios kaip mokėjimo agentūros, jos yra kiekvienoje valstybėje ir ką tik tai paminėta apie tą pačią Airiją. Airijoje norint pasiimti tuos pinigus, šiuo momentu dirba tokio pat mokėjimo agentūrai 4,5 tūkstančių. Reiškia, tokiu atveju vienam projektui dirba keli žmonės dėl to, kad nenori tokio chaoso, apie kurį jūs būtent aiškinat. Kaip jauti, kad užsimaniau, paskerdžiau, padariau ir taip toliau. Visur turi būti tvarka. Dėkui, ponas Čiauskai, nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriai. Aš noriu pasakyti, iš tikrųjų, štai mes pradedam galbūt jau artėti prie to, kas laukia mūsų. Nes tai yra tikrai esminiai klausimai. Dabar išgirdom, kad bus milžiniška armija biurokratų. Kas visur yra Europos Sąjungos šalis. Taip. Aš kalbu, ir Lietuva taps ir jinai turės išlaikyti iš tų pačių pinigų didžiulę biurokratų armiją. Tačiau mes dar kitą dalyką turim žinot. Aš turiu prieš 2 mėnesius parašytą Švedijos ūkininkų laišką Lenkijos ūkininkam.
Ir jie labai aiškiai išdėsto tendencijas, kurios lauks tiek Lenkijos, tiek Lietuvos. Taigi, 95 metais, stojimo į Europos Sąjungą metais, Švedijoje buvo 20 000 pieno ūkių. Šiandien jų liko 10 000. 95 metais buvo 92 000 ūkininkų. Šiandien 67 000. Tai mes pirmiausiai turim žinot. Šiandien girdėjau, kad užsiregistravę apie 400 000 Pone Klumbi, ar dėl to ūkininkų. išaugo bedarbų skaičius Švedijai? Ar dėl to pradėjo blogiau gyventi Švedijai? Duokit man baigti. Tai aš noriu pasakyti, kad mes turim žinoti tendencijas. Ir kaip čia kolega sakė, kad yra sprendžiama šitas klausimas tų, sakysim, potencialių bedarbių. Lietuvoje to klausimo nenusimato, kad jisai bus sprendžiamas. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, mes turim žinoti, labai aiškiai yra, vėlgi Švedijos ūkininkai sako, kiekviena ūkio poreikiams auginama karvė, avis ar kiaulė turi būti įregistruota. Ir ūkininkas privalo informuoti, ką perka, parduoda, kaip perka, parduoda ar skerčia į gyvulį. Ir vat visai šitai sistemai ir bus reikalingi tie milžiniški biurokratai, apie kurios kalba gerbiamas Čajauskas. Ir dar vienas dalykas. Kiekvienas ūkininkas, jisai tą turi žinoti labai aiškiai, kad jisai turės vykdyti didžiulę apskaitos sistemą. Tai yra ES reikalavimas ir šitoj situacijoje yra du keliai. Arba tu vykdysi pats tą apskaitą didžiulę, arba tu turėsi samdyti apskaitininką. Štai šitoj situacijoje kiekvienas ir turi pasverti, kas jo laukia ir su kokiom sąlygom jisai susidurs, eidamas į ES ir gaudamas tą visą finansinę pagalbą ir patekdamas į nepaprastai didžiulę, griežtą priežiūrą ir kontrolę. Bet ar tai blogai, ponia Klumbi, labai trumpai, ar tai blogai, kad bus priežiūra, kontrolė, kad žmogus pradės mąstyti, galvoti, tvarkyti popierius? Kaip? Mes žinom, ką reiškia kontroliuojantis aparatas jau šiandieną Lietuvoje. Bet mes žinom, ką reiškia ir nekontroliuojant. Aš noriu pasakyti, kad ir šiandieną, minutę baigsiu, ir šiandien yra begalė kontroliuojančių institucijų. Ir jeigu paklausysim Seime, ką kalba ypač liberalai apie kontrolę, tai čia dar prisidės dar turbūt 5 ar 7 kartus daugiau žmonių. Pone Einori, jūsų mintis apie tą kontrolę. Aš galvojau visą laiką, kad mes pradėsim, ateis toks momentas čia kalbant, pradėsim rimtai kalbėti. Man pasakėlė šitos ir tokie gazdinimai žmonių, aš galvoju, kad čia gerbiamas Pranciškus, jisai pajokauja ir žinoma gražu, kai jokauja. Bet mes turim kalbėti apie rimtus dalykus. Mes einam į klubą. Pavyzdžiui, žemdirbiai, kur 50% biudžeto, 45 su virš milijardai eurų eina žemdirbiam. Negali niekas pasaulyje, kas už ribos Europos Sąjungoje, vienu žodžiu, atsipeikėti, kad tokios sumos pinigų metamos žemės ūkiai. Ir mes ką čia kalbam, dabar aš nesuprantu. Aš matau, kad kolegom yra tas pats 6 milijonai. Ir 600 milijonų kaimo plėtrai. Jiem tas pats. Tai jeigu tas pats, tai aš nesuprantu, gal mes dar tebesapnuojam, gal dar neįsimegojam. Tai vienas dalykas. Dabar aš pasakysiu apie verslą. Apie verslą čia buvo kalbėta. Girdi sako, nieko neduoda verslui. Taigi yra aiškiai pasakyta, kad verslui duodam į metus 2004-2006 metai vidutiniškai 100 milijonų eurų. Verslui tai yra 345 milijonai litų į metus. Verslui. Čia aš nekalbu apie žemės ūkį verslui. Kad nebūt kalbos. 10,2 milijardo per šitą laikotarpį kvepia pinigų. Tai daug aš norėčiau vieną dalyką pasakyti. Palaukit. Todėl, mėly kolegos, vietoj mes aimanavimo ir balamūtinimo, nelietuviškai pasakė, žmonių, pradėkim kalbėti. Ką žmogus Persikvalifikuoti reikės. O kaip? Ką žmogus turi padaryti?
padaryti, kad jis prieitų prie šitų pinigų. Ko mes esam nepadarę. Kas liečia tiesioginės išmokas, tai grinai techniniai darbai elementarūs reikia atlikti ir paimti. Bet kas liečia struktūrinis fondus, tai reikia daryti savo pinigų. Čia turi būti valdžios dėmesys, ne vien žemdirbio. Čia jau yra problema. Ot jeigu mes apie šitą kalbėtumėm, kad žemdirbiai nubalsuos, tai čia, ką kalba, man nesukelia jokios abejonės. Praplėsime vėl diskusijos dalyvių ratą. Aš noriu kreiptis į europriešininką poną Kasperavičių. Tai va, ponas Abugelis paaiškino, kad būtų pinigai, už kuriuos būtų galima išmokyti tą žemdirbį gaudyti upėtakius. Tai ko jūs klausite? Vienetus galima, todėl kad pirmiausia, jeigu tūkstančiai jiems susimti tais vadinamais alternatyviais, tai paprasčiausiai irgi tos produkcijos nereikės. Kitose šalise jos taip pat nemažiau gaminama ir juokinga teikti, kad žemės ūkyje dirbantys žmonės staiga užsims kažkokiais egzotiškų tenai augalų ar gyvūnų auginimu, kaip stručių ar ten dramblių, kaip sako. Dėkui, ponė Kriščiūnai. Ar iš jūsų galima suprasti, kad iš esmės jūs būtumėt linkę saugoti žemdirbius, stengtumėtės, kad jie dirbtų tai, ką lig tol dirbo ir neprogresuotų, neieškotų kažkokios naujos alternatyvos, apie kurią gali kalbėti laikas? Pirmiausiai, mane kaip lietuvių žaidžia, kad tarsi mes patys negalim prie savo tvarkos prieiti, mes galime patys remianti savo tradicijomis irgi užsiugdyti tradicinę žemės ūkį. Kitas argumentas, kodėl aš kviečiu visus žmonės neiti ir boikotuoti referendumą, kadangi štai spaudžiant Europos reikalavimui buvo priimtas nutarimas parduoti brangiausią mūsų turtą žemę. Praeis 10 metų yra ir žemės bus supirktas koks Olandas ar Vokietis. Mes net ir prie kokio ežero negalėsim privažiuoti. Sakys, ne, privati nuosavybė, viskas. Dėkui. Dėl to siūlau ir neiti į referendumą. Dėkui, pono Kriščiūnai. Pone Kniūkšta. Dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Visų pirma... Nacionalinius interesus, ponas Kniūkšta. Jūsgi išdavėte Lietuvą. Gal apie šitą temą mes nekalbam. Aš kiek trumpai atsakysiu. Aš Lietuvos neišdaviau, gerbiamas kolega, būtent Seimo kaimo reikalų komitetas iškovojo 7 metų pereinamąjį laikotarpį. Yra labai griežti savo... Komitetas su Seimas. Galima sakyti, vėliau ir Seimas. Yra labai griežti reikalavimai, tai visų pirma įsilavinimas, gyvenimas toje apskrityje, kur unikaujame ir taip toliau. Liberalai šį mūsų įstatymą yra apskundę konstituciniam teismui, tai aš linkiu pirmiausia susidėrėti su liberalais, o vėliau kaltinti mane. Tai tiek aš norėjau sakyti. Vis dėlto aš norėčiau paklausti svarbiausią temą. Kokia žemdirbystė Lietuvoje turi perspektyvą? Pone Kniūkšta, kaip jūs galvojate? Yra mūsų žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje aiškiai pasakyta, kad... Labai abstrakti mes esame. Ne, yra pirmas punktas pieninė ir mėsinė galvininkystė. Vadinasi, viskas aišku. Eina toliau punktai lininkystė, cukriniai runkeliai ir be abejo alternatyvi veikla. Norim mes to ar nenorim, jeigu norim kurti naujas darbo vietas, dėja teks susiimti ir alternatyvia veikla. Pone Šliūžai, vis dėlto, matot, šios sritis netokios jau nelietuviškos turi perspektyvą, sako ponas Kniūkšta. Tegu jie sako, ką nori, tegu jie fantazuoja kaip nori. Aš jums, mėlyje žiūrovai, pasakysiu dar vieną tokį trumpą dalykėlį. Šiuo metu mes valgome, mes galime valgyti labai pigų maistą, kurį gamina dantis sukandę mūsų žemdirbiai. Rytoj jie bandys išsikariauti elementarias kainas, kviesdami žmonės į piketą, į mitingą prie Seimo rūmų apie 11 valandą. Dar pasakysiu tokį dalyką. Šiuo metu jūs regite parduotuvių lentynėse, pavyzdžiui, jaunės sviestą. Ten yra tepus riebalų mišinys. Jūs valgote, žinote ką, augalinį aliejų atseit, kuris skirtas techniniams reikmėms. Ir štai jau Lietuvoje net nebėra ant prekystalio sviesto, normalaus sviesto. Jūs turbūt regite reklamas, kaip per televiziją dar žmonėms pakiša margarino ir jie, močiutės sviestas. Močiutės sviestų jau nebėra. Ir ta močiutė, va šitie ponai sako, tu močiutė pieno pamelžti nemoki, tavo pienas nešvarus. Tu jau nebemoki kokybės reikalavimus laikyti, mėlyjei. Dabar jūs... Kiti ES šalis atlaiko kokybės standartus, o mes... Kokybė jų yra pagal jų standartus. Jie nusistatė standartus. Aš galėčiau jums pateikti masę pavyzdžių. Kai Olandijoje tik buvau, ten karvės melžia robotas. Jūs įsivaizduojat, ateina karvė, nesvarbu, ai ten mėšlina, ai tokia, robotas išpurškia tam tikrą kiekį vandens, tam tikrą kiekį dezinfekuojančių medžiagų ir tą karvę melžia. Jis nepasako truputės tai, jis ima geležies gabalą ir ją fiksuoja
Ir tas aparatas... Gerai, čia technologiniai dalykai. Taigi, ten kokybė, ūkininkas negeria to pienų pats. Mes kiekvienas pirmiausiai pats atsigeriam, potytę įpilom paršiukų ir Turit taip toliau. ūkį, gerkit, reiškia, toliau savo... Ir nieko neparduokit, teisingai. Pone Kniukštai, dabar paskutinis klausimas vis dėlto jums. Europos šalis pradeda kalbėti apie tai, kad ateityje subsidijos žemės ūkiui bus mažesnis. Kas bus tada, kai jų gali visai nebelikti? Štai čia bus problema. Pirmiausia, yra labai svarbu, kad Lietuva galės dalyvauti tame svarstyme, kaip pilnateisė narė. Tai viena. Antra, gerbiamam Šliužui, aš norėčiau atsakyti dėl ūkininkų registravimo. Jeigu, tarkim, mes šių metų pradžioje turėjom 39 tūkstančius, tai per nepilnus pusantro mėnesių įsiregistravo dar papildomai 13 tūkstančių. Vadinasi, mūsų ūkininkai tiki tą paramą, apie kurią mes kalbam. Ir trečia, aš norėčiau pasakyti Lietuvos kaimo žmonėm, kad šiemet jų laukia du dideli darbai. Pirma, tai dalyvavimas referendume ir antra, žemės ūkio surašymas. Noriu palinkėti visiems aktyvaus dalyvavimo ir gero pasirinkimo. O mes, kaip visada, siūlome ateiti referendumą ir pasakyti taip arba ne Europos Sąjungai. O mes siūlome neiti.